Vartojame daug, ne visada atsakingai. Gyvename dideliuose būstuose, vairuojame aplinką teršiančius automobilius, perkame ir išmetame nebemadingus daiktus, kad galėtume nusipirkti naujus. Save ir kitus pradėjome vertinti ne pagal sugebėjimus ar asmeninės savybės, o pagal tai, ką galime įsigyti. Dirbame, perkame, vartojame, išmetame. Žmonių veikla ir vartojimo įpročiai lėmė aplinkosauginių problemų atsiradimą visame pasaulyje. Viena iš jų – katastrofiškai didėjantis atliekų kiekis ir mažėjantys ištekliai. Atliekos yra neatskiriama kiekvienos mūsų dienos dalis, kurios beveik nepastebime. Pažvelkime, kaip tai atrodo iš visos šalies perspektyvos. Liūdna, bet šiandien mes esame tarp daugiausia atliekų sąvartynuose šalinančių ES šalių. Mūsų organizacijos vertinimu 4 asmenų šeimoje šiandien susidaro apie 2 tonas atliekų, iš kurių 250 kg sudaro pakuočių atliekos, kurias įsigijame kartu su perkamais produktais ar prekėmis. 250 kg atliekų sudarytų virš 300 stiklainių, virš 7000 plastikinių maišelių, apie 200 sulčių ir pieno tetrapakų, per 150 traškučių arba ledų popierėlių, apie 1200 aliuminio skardinių, virš 400 kartoninių dėžučių ir apie 500 plastikinių gėrimų butelių. Visa tai susidaro 4 asmenų šeimoje ir tai yra išmetama per 1 metus. Todėl šiandien galima teigti, kad rūšiavimo situacija Lietuvoje išties yra prasta. Šiandien į sąvartyną keliauja apie 60% pakuočių atliekų, kai tuo tarpu Vokietijoje šis skaičius siekia 2%. Visu šiuo didžiuliu pakuočių atliekų kiekiu įprastinė šeima Lietuvoje atsikrato paprasčiausiu ir kartu nepriimtiniausiu būdu. Viską mesdami į bendrąjį mišrių atliekų konteinerį, kurio turinys keliauja į sąvartyną. Tai reiškia, kad mes tik imame, gaminame, vartojame ir išmetame. Sąvartynuose palaidotos atliekos čia ir baigia savo gyvenimą. O naujų pakuočių ir gaminių gamybai esame priversti eikvoti ribotus gamtos išteklius. Kai kurias atliekas galima deginti ir išgauti energiją, tačiau toks sprendimas nėra pats efektyviausias ir tinka ne visada. Su kiekviena neprotingo vartojimo diena auga sąvartynai, nyksta miškai, senka naudingos iškasenos, didėja atmosferos tarša, keičiasi klimatas, nyksta augalai ir gyvūnai. Toks vienakryptis judėjimas – imti, gaminti, vartoti ir išmesti – ateities neturi. Šiuo metu Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, siekiama įgyvendinti žiedinės ekonomikos modelį. Jo tikslas yra naudoti kuo mažiau gamtinių žaliavų. Vietoje jų į gamybą sugrąžinti antrinius išteklius, išgautus iš nebenaudojamų gaminių ir pakuočių atliekų. Taip siekiama taupyti senkančius bei brangstančius išteklius ir neteršti aplinkos. Vienas iš būdų prisidėti, kad atliekos taptų žaliavomis, yra rūšiavimas. Nors rūšiavimui skirti konteineriai stovi jau ne pirmus metus, tinkamų perdirbti atliekų vis dar stokojama. Priežastis – vis dar nenoriai ir netinkamai rūšiuojame pakuočių atliekas ir kitas antrinės žaliavas. Rūšiuodami, pakuočių likimą pasukame visai kitų kelių, kurio pagrindinis siekis – tausoti, perdirbti, panaudoti. Rūšiuodami mes saugome aplinką, tausojame senkančius gamtos išteklius ir energiją. Taip pat kaupiame žaliavas naujų produktų gamybai, saugome augalus ir gyvūnus, mažiname sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį, prisidedame prie ateinančių kartų gerovės. Nepaisant rūšiavimo naudos, visuomenėje vis dar gajus iš piršto laužti mitai, kad nerūšiuodami prarandame tik antrinės žaliavas ir kitokios žalos nėra.
Naujų žaliavų gavybai ir gamybai sunaudojama daug energijos. Nafta ir kitos žaliavos iki mūsų keliauja per pusę pasaulio. Mokame už transportavimą. Dar daugiau didėja tarša, brangsta ir patys gaminiai. O tuo metu senos atliekos sąvartynuose užima vietą, prisideda prie šiltnamio efekto, teršia aplinką. Norint rūšiuoti, reikia turėti didžiulę virtuvę ir daug rūšiavimo talpų. Pabandykite šalia apgyvendinti plastikinį maišelį, kartono dėžę ar vietoje senosios įsigyti naują 2 skyrių šiukšliadėžę. Vietos panaudosite tiek pat, o atliekas galėsite išmesti į atitinkamus rūšiavimui skirtus konteinerius. Dar vienas mitas, kad visos išrūšiuotos atliekos pilamos į vieną atliekų surinkimo mašiną. Dauguma antrinės žaliavas surenkančių sunkvežimių turi atskiras sekcijas skirtingoms atliekų rūšims, tad jos nesusimaišo. Mišrios buitinės atliekos keliauja į sąvartyną, o rūšiuotosios į rūšiavimo įrenginius. Atokiose vietovėse taupumo sumetimais į vieną transporto priemonę supilamos atliekos iš kelių skirtingų rūšiavimo konteinerių. Bet net ir tuomet šios atliekos pasiekia rūšiavimo įrenginius. Beje, daugelis net nežino, kad pirkdamas gaminius sumoka ir už jų pakuotės sutvarkymą, spalvotus rūšiavimo konteinerius, juos aptarnaujančius sunkvežimius, antrinį rūšiavimą. Jei perdirbamos atliekos atsiduria mišrių buitinių atliekų konteineryje, už jų sutvarkymą sumokame antrą kartą. Vėliau išrūšiuotos pakuočių atliekos keliauja pas perdirbėjus. Čia jos susmulkinamos, nuplaunamos, sugranuliuojamos. Taip jos paruošiamos naujų produktų gamybai. Apžvelgėme pakuočių kelią nuo vartotojo iki atliekų tvarkytojo, kai atliekos tampa žaliava naujų produktų ir pakuočių gamybai. Jie abu labai svarbus žiedinės ekonomikos modelyje. Tačiau nemažiau svarbus yra pramonės vaidmuo. Apie atliekas gamintojai sprendžia, iš kokių žaliavų bus pagaminta jų produktų pakuotė, kokio ji bus svorio, užpildymo, vienkartinė ar daugkartinio naudojimo, ar ji bus perdirbama, kokį poveikį darys aplinkai ir žmonių sveikatai. Rūšiuotų atliekų surinkimas, jų perdirbimo galimybės bei panaudojimas energijai išgauti numatomi jau gaminio projektavimo ir dizaino metu. Gamintojams ir importuotojams tenka atsakomybė ne tik už gaminių saugą ir patvarų įpakavimą. Jie yra atsakingi ir už pakuočių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą, kad vartotojai turėtų galimybę tinkamai atsikratyti pakuočių atliekomis. Tai yra rūšiuoti. Tai vadinama gamintojo atsakomybės principu. Gamintojai ir importuotojai finansuoja pakuočių atliekų tvarkymą, rūšiavimo konteinerių įsigijimą ir visuomenės švietimą. Bendradarbiauja su atliekų tvarkytojais, perdirbėjais, savivaldybėmis ir valstybės institucijomis. Bendromis pastangomis didžioji dalis Lietuvos gyventojų turi galimybę rūšiuoti pakuočių atliekas ir antrinės žaliavas. Belieka tą galimybę pasinaudoti. Atliekų rūšiavimas yra svarbus, sprendžiant aplinkosaugos problemas, bet tai yra kova su pasekmėmis, o priežastys glūdi mūsų elgsenoje. Todėl pirkime tik reikalingus, patvarius ir pataisomus daiktus. Rinkimės gaminius iš ekologiškų arba perdirbtų medžiagų. Su savimi turėkime daugkartinį pirkinių maišelį. Venkime vienkartinių daiktų. Pritaikykime nebereikalingus daiktus, keiskimės jais. Rinkimės gaminius aplinkai draugiškoje pakuotėje.